Na, iš tikrųjų, gal tikrai verta papasakoti apie Dievo darbus. Gal kažkuo tas liudijimas bus kažko panašus į Viktoro liudijimą, nes iš tikrųjų aš irgi išbandžiau viešpatį, tačiau daug anksčiau, būdamas 14 metų, tikėdamas, kad Dievo nėra, nes taip mokė mokytojai ir kadangi gyvenau mažame miestelyje, mokytojai sakė, kad Dievą tiki tik tai neįsilavinę žmonės, seneliai. Tai mokslas įrodė, kad Dievo nėra. Na ir aš tikrai galvojau, mačiau, kad kaime į bažnyčią eidavo tik tai seneliai. Tai galvoju, tikrai žmonės neįsilavinę ir tiki Dievu, bet man buvo toks vienas klausimas. Kažkodėl jie iš tos bažnyčios sekmadienį išeidavo labai laimingi. Ir dar vienas dalykas, kad kunigas buvo jaunas. Nu, galvoju, jisai tai negali būti durnas. Ir aš tada pradėjau ieškoti to atsakymo, skaičiau praškai visą įmanomą literatūrą apie visokias religijas. Ir man tada iškilo kitas klausimas, tai kiek tų dievų yra? Ten indų dievai, lietuvių pagoniški dievai, vėl ir, aišku, vėl ten mano giminės močiutė man pasakojo apie Jėzų, apie stebuklus, kuriuos jis darė, apie išgydymus. Ir aš tiesiog savo vieną vakarą, būdamas 14 metų, pasakiau, Dieve, jeigu tu esi, ir jeigu man kažkokiu būdu patvirtinsi, kad tu esi, ir svarbiausia, pasakysi vardą tikro Dievo, kuris Dievas yra tikras, tai aš tada tau tarnausiu. Ir gyvensiu pagal tavo įstatymus. Nes, vis tiek žinojau, ten man, sakau, močiutė ir giminės pasakojo, kad Dievas turi tam tikras taisyklės. Ir dar vienas dalykas, kas man labai vaikystėje padarė didelį įspūdį, tai pasakos apie gyvąjį vandenį. Kai jaunikaičiai, karalaitės numirdavo ir kažkas keliaudavo į pasaulio kraštą, ieškoti gyvo vandens ir paskui grįždavo, suradę tą vandenį, ten pagirdydavo tos mirusius žmonės, patepdavo ir tie žmonės gydavo. Ir aš galvoju, kai užaugsiu, aš būtinai tą gyvąjį vandenį surasiu, kad galėčiau prikelti, išgelbėti žmonės iš mirties. Na ir žinot, bėgo laikas, aš, kadangi jau tai 8-metė mokykla tam miestelį buvo, aš toliau mokiausi Marijampolės mokyklo internate, toliau studijavau radio aparatūros konstravimą KPI, dabartiniam KTU technologijos universitete. Stojau todėl, kad labai mėgau muziką, išmokau groti gitarą ir norėjau studijuoti muziką, tačiau mano tėvai, mano mokytojai susitarę, mane tarsi ir apgavo, sako, tavęs nepriims į konservatoriją, nes tu neturi vaikų muzikinio išsilavinimo, tu būk inžinierius, kadangi iš tikrųjų man mokslai sekėsi gerai. Tačiau aš tada noriu būti mokytoju. Tėvai sako, tik nebūk mokytoju, mes mokytojai visą gyvenimą vargstam. Nebūk toks, būk inžinierium. Gerai, galvoju, būsiu inžinierium. Ir dėl to stojau į radio aparatūros konstravimą, kad galėčiau pasigaminti aparatūrą grojimui. Ir atsimenu, pirmam kurse parašiau, buvo tokia disciplina, mokslinis ateizmas. Tai dėstytojas pasakė, kas parašys kursinį darbą, tai bus atleisti nuo paskaitų ir bus užskaityta egzaminas. Na, aš matyt tokį darbą parašiau, kad sakau, turbūt patį dėstytoją tikinau, kad Dievo nėra. Na ir taip gyvenimas bėgo, aišku, aš grojau gitarą, sukūriau savo grupę ir vėl galiu pasakyti, kad vis tik tai buvo Dievo planas, nes šiuo metu esu įtrauktas į Lietuvos roko muzikos enciklopediją. Tai turbūt gal vienintelis muzikantas, kuris iš kaimo yra. Nes ir tikrai galiu pasakyti, kad tai yra Dievas tą naudojo. Ir išnaudojo ne tik šitą mano susidomėjimą roko muziką, galbūt dabar
tą roko muziką daug kas supranta kaip tą tokį sunkų metalą, tuo metu tai mes vadinom roku, bet tai iš tikrųjų gal buvo daugiau rock'n'rollas, toks lengvesnis, lengvas rokas. Ir aš išgirdau tokią grupę Pink Floyd. Ir Sovietų Sąjungoje ją labai mėgau, kadangi jinai rašė labai tekstus tokius socialiniam temom ir, komunistų ideologija labai patiko, nes tarsi jie protestavo prieš vakarietišką santvarką, prieš kapitalizmą. O mane labiausiai sujaudino jų istorija, kad jų lyderis Sidas Baretas tapo narkomanu ir atėjus laiku jis tiesiog nebegalėjo jau groti ir kada jį pakeitė David Gilmour, jie tapė pasaulio garso grupe, apie 10 metų mokėjo didelius pinigus, kad tas jų draugas būtų išgydytas. Ir jisai po ilgo laiko buvo išgydytas, kadangi tuo metu dar tik prasidėjo tos programos, čia ilgai užtruko. Mane tas labai palėtė, galbūt dėl to, kad aš augau internate ir labai vertinau draugystę. Ir pagalvojau, o čia tai tikri draugai. Ir kadangi turėjau kitą priklausomybę, kavai. Ir aš kada pradėjau dirbti Kauno radijo gamykloje, aš pačią pirmą dieną per pietų pertrauką nuėjau gerti kavos. Tokia buvo kavinė Laumė, vėl tai simbolinis pavadinimas, nes ten tikrai jaunimas buvo papuolęs į vergiją. Ir aš po daugelio metų aš pamačiau, kad jie geria tenai ne tik tai kavą, bet geria ir alkoholį. Paskui kai kas pradėjo vartoti narkotikus ir kada porą pažįstamų sužinojau, kad jie mirė nuo narkotikų, aš nusprendžiau, kad man reikia įsteigti jaunimo klubą ir surinkti tą jaunimą ir tiesiog per meną, per kultūrą juos užimti ir kad jie turėtų ką veikti ir kad jie netaptų narkomanais, alkoholikais, nusikaltėliais. Ir 84 metais aš tokį klubą įkūriau, pakviečiau ir aš galvojau, kad aš sugalvojau, tarsi mano idėja buvo. Po 2 metų man papuolė knyga apie klinikinę mirtį. Ir aš kai perskaičiau tą knygą, tai man buvo šokas, kadangi ten buvo surašyta keli šimtai atvejų, kaip žmonės patyrė klinikinę mirtį ir jie pakildavo į dangų ir susitikdavo Jėzų. Ir Jėzus jiems sakydavo, štai pažiūrėk dabar, kaip tu gyvenai. Žmogus pamatydavo visą savo gyvenimo filmą ir Jėzus jiems sakydavo, tu dabar supratai, kad dėl savo nuodėmių tave ištiko mirtis, bet tau dar nelaikas mirti, grįžk atgal ir daugiau tų klaidų nebetaisyk, nebedaryk. Tai mane tiesiog šokiravo ir aš pagalvojau, na Jėzau, aš nežinau, ar tu Dievas, bet jeigu tu esi, tai aš gyvensiu pagal tavo įstatymus ir aš jau buvau ten paskaitęs jo ir man ypatingai patiko auksinio taisyklė, su kitais elkis taip, kaip nori, kad elgtų su tavimi. Ir aš nustebau, kad iš tikrųjų aš nuo 14 metų taip ir gyvenau. Tarsi Dievas man įdėjo anksčiau tokį dalyką ir, pavyzdžiui, manęs niekada nepravardžiuodavo, todėl kad aš mokyklose, aš daug mokyklų pakeičiau, visi turėdavo pravardės, aš vienintelis neturėjau pravardės, kadangi aš nieko nepravardžiavau. Tai supratau, kad tikrai šita taisyklė veikia. Ir 89 metais atvažiavo į Maskvą grupė Pink Floyd ir aš ten tikrai per stebuklą atsidūriau, nes kokį 5000 žmonių ieškojo atliekamo bilieto, o prie manęs tiesiog priėjo rusų karininkas, paklausė, ko čia stovi, aš čia paklausiau, įvesi, sako, kiek duosi? Sakau, 10 červonų. Gerai, sako, einam. Man įvedė tą koncertą ir aišku, tas koncertas man labai patiko, tačiau koncerto viduryje atsitiko toks keistas dalykas, staiga viskas dingo ir aš pamačiau savo gyvenimo filmą. Tai buvo taip realu, aš mačiau visus savo gyvenimo įvykius,
kur aš kažką padariau blogą, man tas blogas sugrįžo, padariau kažką gerą, man vėl sugrįžo kaip gera, kur vėl mano draugai ir ten kažkas mane išdavė, apgavo, dar kažką, tai buvo taip realu, tiesiog man ašaros tekėjo. Paskui tarsi filmas sulėtėjo, parodė man tuos 3 metus praleistus internate ir staiga aš aiškiai išgirdau balsą. Tu žinai, kaip reikia gyventi. Ir aš supratau, kad tai yra, kad aš pasirinkau gyventi pagal Jėzaus įstatymą, pagal jo mokymą, o dabar tą jaunimo klubą padaryk kaip internatą. Kad tai būtų kaip šeima ir ta meilė, kurią gavai iš savo auklėtojų, mokytojų, duotiem vaikam. Na ir staiga aš vėl atsidūriau koncertą, čia užtiko man tas koncertas jau neberūpėjo, aš buvau kupinas džiaugsmo, nes aš pagaliau žinau savo pašaukimą. Nes kartu su tuo klausimu, ar yra Dievas, mane labiausiai irgi dar kitas klausimas buvo, koks mano gyvenimo tikslas, kokia mano vieta šitam gyvenime, ir supratau, kad tas jaunimo klubas ir yra dabartinė mano misija, ir kad čia ne aš sugalvojau, tai sugalvojo Dievas. Ir dar po keletą dienų ten Kaune vyko, čia buvo 89 metai, birželio mėnuo, ir laikraštyje perskaičiau, kad apie Kauno katedrą vyks Lietuvos vyskupų procesija, kurie eis ir melsis už Lietuvos atgimimo sąjūdį. Na, žinot, tuo metu dar žmonės neišdrįso pasakyti, kad tas sąjūdis turi programą Lietuvos išvadavimo, tačiau tai jau vyko ir aš galvoju, nueisiu, pažiūrėsiu, kaip tie kunigai gyvi atrodo. Na ir pagalvojau, kad reikia atsistoti kuo toliau, nes, ką žinau, gal per tas procesas vyskupai klausinėja žmonių apie tikėjimą, tai mane paklausė, tai aš nieko nežinau. Na ir beeinant, aš taiga pamačiau šviesą. Ir dar aš pagalvojau, galbūt čia atsispindi šviesa nuo saulės, tačiau ta šviesa tapo tokiais dideliais fontanais ir tie fontanai susiliejo į vieną milžinišką vandens bangą, jinai pakilo į dangų ir tiesiog užgriuvo ant manęs ir aš pajutau, kad aš esu pilnas nuo padų iki viršugalvio to vandens ir tas vanduo prakalbo. Dievas yra, Jėzus gyveno, numirė ir prisikėlė. Štai aš praėjus lygiai 10 metų, tą patį mėnesį, gavau atsakymą, kad tikrasis Dievas yra Jėzus. Ir dabar pabaigai, prieš dainą, pasakysiu, kad Viešpats išgirdo ir tą mano klausimą, prašymą, kad aš noriu išgelbėti žmonės iš mirties. Ir tą patį rudenį mes rinkdavomės Kauno centriniame pašte, mūsų ten būdavo, kaip ir dabar atsimenu, 45 klubo nariai. Vieną kartą nedrąsiai prasivėrė durys ir pamačiau tokią mergaitę, jinai žiūrėjo pro plyšį, aš ją pakviečiau arčiau, pakviečiau, kad jinai ateitų atsisėsti, jinai atsisėdo maždaug ten tokia salė, tokio dydžio kaip šita salė, jinai atsisėdo kažkur tai vidury ir stebėjau, kas vyksta. Kitą savaitę jinai jau ten per vieną eilę arčiau atsisėdo. Ir taip kiekvieną savaitę jinai eidavo vėl arčiau. Ir praškai jinai paskui įsiliejo mūsų tą klubo veiklą, pasirodė, kad jinai rašo eiles, tapo ir tikrai tapo tiesiog tokia gyva mergina, kad galima sakyti, tapo to klubo lyderė. Ir aš tikrai daugelį dalykų galėjau jai patikėti. Ir tik po keleto metų sužinojau, kaip jinai atėjo į klubą. Jinai savo mokykloje buvo tokia laikoma kažkokia keista, kadangi buvo jinai tokia kaip ir menininkė, ieškojo kažkokios gyvenimo prasmės. Ir jinai visiškai neturėjo draugų ir tiesiog neištvėrus patyčių, jinai nusprendė nusižudyti. Ir jinai atėjo Kaune prie Vytauto bažnyčios, sėdo ant Nemuno kranto ir ruošėsi šokti į Nemuną, kai staiga vėjas atpūtė laikraštį. Ir tas laikraštis jai nusileido ant kelių, atsivertė ir jinai staiga pamatė didelę antraštę. Jeigu tavęs nesupranta, jeigu neturi draugų,
jeigu jautiesi atstumtas ir nori surasti bendraminčių, kurie tave suprastų, kurie tam bendrautų, ateik į jaunimo klubą Aistis, kuris renkasi kiekvieną ketvirtadienį 18 val. Kauno centriniame pašte. Ir jinai sako, taigi šiandien ketvirtadienis, o dabar yra 5 valandos. Ir aš tada einu, jeigu ir ten nėra su draugų, tai tada aš čia grįšiu. Na ir štai, jinai šiuo metu gyva, sveika, turi sūnų ir tikrai Viešpats padarė didelį stebuklą. Ir dabar tiesiog padainuosiu vieną dainą, kuri vadinasi Langai, pagal Justino Marcinkevičiaus žodžius. Ir tai taip pat irgi, tai yra trumpas liudijimas, kadangi ten yra tokie žodžiai. Ir jau niekas nepajėgs atimti, ką suspėsi akimis paliesti. Prieš keletą metų aš nusprendžiau padaryti to savo klubo, būtent tos pirmos laidos susitikimą. Ir ten tiesiog keletą mėnesių ieškojau buvusių tų klubo narių. Na ir ten daugelį pranešiau, apskambinau. Na ir galvojau, susirinks bent pusė, kokie 20. Ir atėjo tik tai 5. Na ir aš galvoju, kam aš čia vargau tiek laiko, čia visiškai be reikalo padariau tą susitikimą, tačiau jau nėra kur trauktis. Susėdom, mes ten išgėrėm kavos, kai kas ten atsinešė šampano. Ir būtent viena pora buvo susipažinus tam klube ir jie sukūrė šeimą. Ir aš mane paprašė padainuoti savo keletą dainų, aš padainavau. Ir tas vyras, kuris buvo sukūręs šeimą su ta mergina iš klubo, sako, aš irgi visą gyvenimą rašau eilės, tik aš niekam to nepasakojau, aš pasirašinėjau slapyvardžiu ir jis paskaitė keletą savo eilėraščių. Ir tie visi eilėraščiai buvo apie mirtį. Ir aš tada sakau, aš dabar supratau, kam įvyko šitas susitikimas. Ir aš jam papasakojau šitą istoriją. Kaip aš išgirdau Viešpaties balsą, kad Viešpats įkūrė šitą klubą. Na jis ir sako, Algelė, visokių durnelių mačiau, bet tokio dar ne. Tai sakau, pagaliau pamatei. Bet sakau, aš tau noriu pasakyti vieną dalyką. Nesvarbu, ar tu tiki Dievu ar netiki, Dievas visiems mums duoda laimės ir gyvybės kreditą. Ir vieną dieną tas laimės ir gyvybės kreditas pasibaigia. Ir kai mes einam į banką, prašom kredito, turim atlikti tam tikrus formalumus. Tai ir tau tiesiog atėjo dabar laikas ir tu gali gauti naują gyvybės ir laimės kreditą. Nes tai, kad tu papasakojai, tavo eilėraščiai rodo, kad tau šito kredito liko labai nedaug. Na, jis sako, čia kalbi kvailystės. Ir jis nesutiko sukalbėti atgailos maldos. Po susitikimo jis sutiko mane parvežti namo. Ir aš, kada išlipau už autobuso, iš automobilio, kurie mane vežė, aš taip einu ir staiga girdžiu balsą, atsisuk, pažiūrėk. Aš taip vadinu, net nustebau. Galvoju, kas čia man kalba? Ir staiga vėl girdžiu, atsisuk, pasižiūrėk. Aš atsisukau atgal ir pamačiau, kaip vidury sankryžos stovi jų automobilis ir jie buvo su žmona, žiūri mane per langą. Ir pamatė, kad aš sakau, jie nuvažiavo. Ir aš grįžau, tai buvo 11 val. Vakaro ir staiga aš prieš save labai aiškiai išvydau to vyro veidą. Ir supratau, kad aš dabar turiu melstis. Ir aš atsiklaupiau ir meldžiausi keletą valandų. Ir staiga išgirdau žodžius. Ir jau niekas nepajėgs atimti, ką suspėsi akimis paliesti. Aš supratau, kad mano malda išklausyta. Aš nesupratau, kas atsitiko, tačiau aš po kiek laiko paskambinau tam vyriškiui, kadangi mes buvom sutarę, kad aš jam skambinsiu. Ir
jų mergaitė ateis pas mane mokintis groti gitarą. Ir kai jis atsiliepė, jis iš karto paklausė, ką tu norėjai pasakyti man apie tą laimės kreditą. Aš sakau, kodėl tu klausai? Juk aš tau pasakiau, kad tavo laimės kreditas pasibaigė. Taip sako, grįžtant, aš patekau į avariją ir savaitę aš buvau komos būsenoj. Ir aš tada paklausiu, kaip dabar jautiesi ir gali atvažiuoti pas mane, ar man atvažiuoti pas tave. Nes sako, aš galiu atvažiuoti, jis važiavo į klubą ir mes sukalbėjom atgailos maldą. Nežinau, čia gal pati geriausia kokybė nebus, čia jau ne mano problema, čia kokie Tadas padarys, garso toks ir bus. Tai ir pagrosiu tą dainą, kuri vadinasi Langai. Nes dar sakau, viešpats padarė stebuklą, kadangi aš nesudėjau muzikos, bet rašau dainas. Sovietmečiu manęs klausė, kaip tu gali tą daryti, nes neturi diplomo. Dabar aš galiu drąsiai sakyti, man diplomą suteikė viešpats. Dar mato tie langai, pro kuriuos vaikystėj viskas tikra. Medžių šakos lyg ilgi nagai, visą naktį grabalioja stiklą ir nubėga kūnų šiurpulys. Lyg per seną kūdrą šaltas vėjas, iš pat ryto langas ima lyt, kol vienam kamputį prašviesėja. Kiek valytų, lopytų, šveistų, užkamšytų, paremtų balamą, jau nėra daugiau tokių šviesių ir tokių pilnų langų kaip mano. Įsiremsi būdavo akim ir su lango kryžium susiliesi, ir jau niekas nepajėgs atimt, ką suspėsi akimis paliesti, ką suspėsi akimis paliesti. Naktyje pasislenka arčiau mėnesiena, kai sapnais užkloja, ką mačiau ir ko dar nemačiau. Aš už viską tiems langams dėkoju, nes ir šiandien vaikiškai ilgai dar žiūriu į viską pro jų stiklą. Jie gyvi, jie mato tie langai, tik pro juos deja ne viskas tikra. Kiek valytų, lopytų, šveistų, užkamšytų, paremtų balamą, jau
ir tokių pilnų langų kaip man. Įsiremsi būdavo akim ir su lango kryžiu susiliesi. Ir jau niekas nepajėgs atimt, kas suspėsi akimis paliesti. Kas suspėsi akimis paliesti. Kas suspėsi akimis paliesti.